Jau 10 metų Lietuvoje galiojęs įstatymas trukdęs vienišoms moteriams bei nesusituokusiams poroms susilaukti vaikų pasinaudojus dirbtiniu apvaisinimu pagaliau yra pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Konstitucinis teismas įpareigojo per 1 metus Seimą šį įstatymą pakeisti. Buvusios parlamentarės, kuri ir padavė šį ieškinį Konstituciniam teismui teigimu, dabar galiojanti tvarka yra diskriminuojanti. Mūsų politikai nuolat kelia klausimą, kad krentantis šalies gimstamumas, kuris beje dabar yra pasiekęs žemumą, yra valstybės problema, kad ją reikia spręsti, bet tuo pat metu tas pats Seimas, tie patys Seimo nariai balsuoja prieš tokius įstatymo pakeitimus. Sprendimas susilaukti vaikų ar tų vaikų neturėti turi milžinišką reikšmę žmogaus visam gyvenimui. Kaip gali valstybė atimti šitą teisę iš žmonių? Pagal dabar galiojantį įstatymą pasinaudoti dirbtinio apvaisinimo paslaugomis gali tik tai tie žmonės, kurie yra susituokę arba yra sudarę partnerystės sutartį. Po pakeitimo dirbtiniu būdu susilaukti vaikų turėtų būti leista tiek vienišoms moteriams, tiek moteriams turinčioms tos pačios lyties partnerę, na ir nesusituokusiams poroms.